Paskutinį laiką paina, aš didžiuojas to. Pagal ką treidinį? Profilai, fipsai, viskas. Tai realiai Po karočią, kokios. ką mokinom, tą ir naudojame. Aš bandau su vivapais ten kažką daryti, bet reikėtų man pasistudijuoti. Palauk dar biškį. Viskas Tai savo su laiku karočią. vivapais, tai pavyzdžiui, tu įrodai, kaip analizuoji ten kiekvieną kripto, ne? Ten, vieną iššokį kripto, oi, aš iš karto matau, čia ką braižyti, ten sakai, ten tos levelius nusiprašai ir panašiai, o su vivapais taip sudinga, atrodo, kad kiekvieną kripto analizuot su vivapais. Ne, tai ta prasme... Jeigu vieną kriptą pasirinkti, tada paprasta ir išlaukia, bet jeigu visas reikėtų... Ne, tai priklauso, ne, pavyzdžiui, šitas visas dumpas buvo, galima sakyti, pakolintas su Anchor 2 ar nuo all time high, ne, ta prasme, buvom all time high, karočią, Pussy Magnet, kur bum, karočią, blėt, gal jau biškai pasislinko, bet ar ne šitas, karočią, žodžiu, bet tarkim, kad ir šitas, ne, buvo, ne, pirmas touchas nuo all time high, tai šito neskaitau, nes čia tiesiog, ta prasme, po didelio dumpo, ne, tai ganėtinai strong move, ne, ta prasme, daro. Tai su vivapais, žinai, kur įeiti, ne, o kur išeiti, kaip nustatyti, kokią extensioną brėžti, kur išeiti. Tai išeidinėjai, ta prasme, pagal kitus dalykus, ne. Ta prasme, vivapas tai yra tiesiog kaip iš esmės, kaip confluence, ne, jeigu būna confluence, ne, su vivapą, ne, pavyzdžiui, o kūro, žiūrėk, čia tas, wow, ta prasme, dude, kaip dar čia. Ta prasme, grinai. Nu, blėt. Ant vieno tiko, karočią, pramisinam, bet tai čia irgi, gal neužmagnitavau, karočią, pačio laudą. Ta prasme, dude. Grinai, karočią. 8%, karočią. Nu, tai va, žiūrėk, kaip tuo atveju būtų buvo, galima atlikti kažkokį sprendimą, turime realių dalykų lausą, ne, ta prasme, šiaip tai pasum failure, nu, bet tai čia, ta prasme, net nežinau, ta prasme, ar spėtum, to spaus bind button, karočią, tai prasme, čia turi būti on the spot, žinot, palaukti, būt prep, ne, ir tiesiog, žodžiu, bet jo, čia būtų kaip, tokį traidą visai įdomu būtų buvo, tai. Tai va, žodžiu, tai ką čiatas jau čia pradedame, ne, pasižiūrėsim, kas čia su tom bitcoinu, bear marketas, bull marketas, kas čia vyksta, pradėkim, nuo ko mes atradedam, šitą irgi, žinau, šitą ar tiek viską prispaminti reiktų, kad čia po nieko nesimatys, tai. Gerai, pradėkim nuo basic thing, ne, nuo basic pradedam, ne. Realiai ką mes turėjome, tai iš esmės indikuoja nelabai geras žinias, žiūrint į šitą visą move up, ne, ir šitą visą move down. Šiaip dabar naudoju Coinbase chartą, kodėl, nes tiesiog tas chartas nėra, ta prasme, Coinbase'as ne tiek daug skamina kaip Binance, ta prasme, bet jo, tikrai ganėtinai clean, matome 3 waves move up ir 5 wave move down, ne, tai realiai ką indikuoja, tai indikuoja nelabai gerus popierius bitcoinui ir aplamai, galima sakyti, kripto rinkai, ne, tai bet yra tokių visokių, ne visokių, bet yra ir geroji pusė, manau, bus įmanoma įeiti į traidą, į short traidą, galimai, vos ne, ta prasme, paskutinį pumpą prieš massive dumpą, ne, vienas iš scenarijų, tai realiai dabar ir apžvelkim bearish, pradėkime nuo bearish scenarijų, bum, karočią, tai būtų contracting diagonal, nežinau, šitą galima pahaidinti, iš esmės, pahaidinti, jup, aiškiau būtų, jo, tai tiesiog pakalbėkime, ne, realiai, kokie yra šansai, ne, kol kas, didžiausia tikimybė turi, manau, šitas visas variantas, ne, jo invalidationas būtų šitą trend line
liniją, kuri kabo šiaip ore, kaip aš ją radau, tai paimant low, šitą low ir paimant šitą high, ane, tai jeigu price'as pradės pushinti žymiai aukščiau, tai jau bus invalid visas šitas scenarius, tai tiesiog reikštų, kad tiesiog galimai jau pasikeis probabilities, ane, ir viskas pasisuks į bullish pusę galimai. Bet kol kas, jeigu kalbam būtent apie šitą scenarijų, tai kaip aš matau, tai kad galimai įmanomas toksai wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, tada 3 wave correction, realiai antrą wave, ir tada wave 3, čia šitas jau realiai nėra, žodžiu, wave 3, wave 4, wave 5, ne, nu bet tai čia dar sakau, sunku pasakyti, kur kas bus, turim dar šiek tiek palaukti, realiai, jeigu aš galvočiau apie shortą, ne, tai galvočiau realiai nuo, pasakysiu tuoj, kurios vietos, realiai yra šita vieta, išsijungia tokį jau 107, 500, 107, 900, gyvartaikų 108, ne, tai yra praeitos, nežinau, savaitės, praeitų 2 savaičių local ranges, kol kas galimai turime kol kas corrective move, ne, tai ką aš norėčiau pamatyti dar vieną push up į mūsų resistance, ne, turime pirmą move up, tada kažkokį correction sideways, move up in 3, trečią veivo, correction sideways ir 5. Ne. Tai kodėl aš taip sakau, nes šičia ganėtinai yra corrected, irgi sakyčiau. Vienintelis variantas, kas būtų įmanomas, tai būtų multi 1-2, tai reiškia, chartas daro dvigubą 1-2 scenarijų, ne, tai tada realiai būtų invalid, ne, bet visas šitas bear marketo scenarijus, ne, bet iš esmės, ką turėtume pamatyti, turime 1-2 ir turėtume pamatyti massive 3, tada 4, 5, ne, tai pasime ir dar vieną 4-5, nes buvo dvigubas multi 1-2. Tai realiai tik tokiu atveju, ne, būtų probabilities didesnės bulliam, ne, kol kas, sakyčiau, tai ne, aišku, galim ir dabar rejectinti, bet nesu tuo tikras. Norėčiau pamatyti šiek tiek aukščiau, aišku, yra nemažai longų atsidarę, būtent on highs. Tai žiūrėjau apie 20 milijonų longų, tai yra irgi ganėtinai nemažas skaičius, bet kokiu atveju aš noriu pamatyti move up į resistance, ne, kol kas laikom savo supportą, ketvirto veivo, tai realiai šitas visas boksas, ne, boom, tai kol kas visai nice prispektinam, 3A2, ne, tai jo, jeigu jį toliau laikysim, tai bus nice, bet jeigu pradėsim dumpint, tai ok, pradėsim dumpint, būsiu praleidęs tradą. Ir dar grįžtam, jeigu viskas yra pagal šitą scenarijų, ne, yra valid ir yra legit, ne, tai iki kur mes galimai, ta prasme, nudumpintume. Tai manau, nudumpintume kažkur į šitą boksą, tai yra June low SFP, realiai šito low, arba November-May point of control, ne, visą November ir May range, ne. Tai realiai čia būtų mano key vietos, nuo kurių ieškočiau kažkokio 3-wave correction bounce'o su mintimi, kad piką pačio bounce'o pašortinti, ne, ir būtų swing shortas, ne, atsidaryti ir tada keliaut žemiau. Šiaip dar kalbant apie tokius techninius labiau dalykus, ne, tai realiai galima sakyti, turime local failed auction setupą active, ne, tai realiai kaip jisai atrodo, tai turime low, ne, padarėme fake out, grįžome atgal į range, ne, tai realiai jau
Pale Auction aktyvavosi, ne, ir mūsų targetas turėtų būti teoriškai šitie highs. Bet aš asmeniškai nesu šitam trade. Noriu šiek tiek daugiau info. Jo, tai realiai turiu alertą dviejose vietose, ties šitais highs ir ties 107-800 give or take, ne. Jo, tai jo, ir dar pasikartosiu dar vieną variantą, tai dar kartą sakysiu bullish scenarijų, ne, tai va čia ganėtinai low probability šiuo metu, ne, turime pamatyti kažką tokio, ne, tada tokio, ir tada ok. Bet kol kas leading away bearish scenarijus, ne, ir bear marketo pradžia, ne, tai kažkas tokio. Jo. Jep. Turit gal kokių klausimų? Chat. Ar viskas aišku? Labai aišku. Gal kas neaišku, tai hit me up. Žodžiu, gerai, kol sugalvosiu kokį nors klausimą, pakalbėsiu apie kitą tokeną, kuris irgi ganėtinai įdomiai atrodo, bent jau man asmeniškai. Liekam man daily. HNT, ne? HNT, atrodo visai bullish. Bent jau kol kas, nežinom kaip toliau baigsis, ne? Realiai turime impulsą up. 1, 2, 3, 4, 5. 3 wave move down. Realiai minimum targetas, jeigu tai būtų tiesiog kaip ABC korekcija, ne, tai būtų nuo $16 iki 27, labai overextended, būtų bandot 618, bet nemanau. Bet jeigu aplamai bull marketas testusi, tai jo, tai galima pamatyti ir $60, ne. Bet tai nėra finansinis patarimas, tai tiesiog tai yra galimai swing opportunities ieškojimai, ne, tai prasme, locally. Ir galimai lokaliam time frame, ne, tai prasme, duoda pirmus ženklus. Hitinam makro 786, turime galimai 1, 2, 3, 4, 5 pirmą impulsą ir galimai galima gauti flat correction, jeigu dar korekcija norės tęstis, ne, šitą, bet aš esu pasiruošęs realiai ir šitam scenarijui locally, ne, tai prasme irgi realiai locally matome labai nice impulsą į viršų, ne, 1, 2, 3, 4, 5, ne, tai jo, tai irgi reikia turėti omeny, galim padaryti kažką tokio, ne, paimti low, ketvirto veivo low, ne, ir keliauti į viršų, ne, tai realiai tai skaityčiau kaip wave 1, wave, turbūt choppy wave 2, bet nesvarbu, ne, tai arba bus multi 1, 2, ne, dvigubas 1, 2, arba trečio veivo pirmas veivas, ne, tai bus boom, explosion į viršų, ne. Tai jo, visai tėlaus visai neįsitrošyti šitą vietą, tai nuo to aš nesiparinu. Viskas jasna, alright. Tai va, chat, nežinau, jeigu turim dar kokių nors klausimų, tai jo, hit me up. Kažkaip, nežinau, prašykit kažką, ne, kažkas kamuoja, dar kažkas, ne, tai kažkas nesiseka, irgi galim padiskutuoti, ne. Realiai irgi atkreipkite dėmesį, kaip šiandien rašiau, ne, nežinau, channel'e, ne, ką norėčiau pamatyti. Norėčiau pamatyti kažkokį veggie thing, ne, tai prasme, ir tada move up, ne. Tai realiai indikuotų galimai, kad yra A, B, C, ne, tai prasme, tai irgi korektyva, ne, kaip kalbėjau, kad yra korektyva, ne, tai apie tą ir kalbėjau, kad ne, A, B, C, ne, C fire and 5 waves. 3 wave correction, 355, ne. Tai va, tiesiog turėkite omeny, į kurį levelį aš dabar daugiausiai dedu vilties, ne, pamatyti kažkokį
move down, ne, tai irgi tas move down nebus ten iki nulio, ne, ta prasme, jeigu kalbant apie labai jau tokius stiprius scenarius, ne, tai manau, kad čia surasim kažkokį local bottom, ne, nuo kurio bus galima kažkoti didesnių opportunities iki 116 tūkstančių, tai ar taip, ne, ta prasme, plus-minus. Ir, aišku, priklausys nuo struktūrų, ne. Tai viskas atrodys tuo metu, bet jo, realiai key-levelis dabar, kurį stebiu, tai jo, visi turėtume žinoti, tai jo, tai bum, jo. Čia irgi turime visai nice supportą, ne, bet jeigu čia, žodžiu, žiūrėsim, informuosiu Discordą irgi, tai ką aš čia, ar užsieminėjau dalykais ir neužsieminėjau, tai žodžiu, tai va čiatas. Nežinau, čia baigiam šiandienos laiduką, ne? Gal kitas padarysim, nežinau, dar šią savaitę ir kokį vieną kitą laivą. Ne, tai nežinau, altcoinų, tai visi kešai, visi eksplodina tiesiog. Bet jo, pažiūrėsim. Atsimuosiu, vis buvo OX Trades ir iki pastarimo.